Taigi atliksim trumpą reportažą į... Ai, tai palauk, nebūtų pradėjau, reikėjo pradėti Grandes Caballero en Caballeras. Pradėsim reportažą, į kur mes gyvenam. Tai čia toks saukiniais, saulės nebėra. Bet praeisim prie vietinius kvartalus ir parodysim, kaip, kur ir ką čia mes pragyvenom. Visas 2 savaitės. Tai įsivaizduoju, 2 savaitės. Lietuvams tai neypatinga, čia kurortas. Tai praeisim pro vietinės gatvės, pažiūrėsim, kaip sekas. Tokie namai, tokios palmės, tokios laiptinės. Eisim į vietinį kvartalą ir po to nueisim į gyvenamąjį turistų rajoną. Tai pasigrūžėkite, jeigu ką. Kaip čia yra šiuose gatvėse. Kvepia tiesiog smilkalais. Iš karto ateini palmės tokius, nuo palmės čia šitie kaktus. Pažiūrėsi į kairę, atsidursi ten, pažiūrėsi dešinę, pažiūrėsi ten. Viskas tvarkingai, va, šiukšliadėžės. Ai, tai kokia. Ir taip lipi ir žiūri. Tikrai. Nu čia jau jaučiasi civilizacija truputėlį. Kvapai kitokie. Smilkalus įjungia. Kokia gal. Šam. Tai va, taip įspūdingai randamės tokiam rajone. Čia biškį dizelio paduoda. Taigi, Caballeras ir Cabrielas ten yra, karočią, Afrika. Ten yra Afrika. Ten yra Atlanto vandenynas. Ir einam parodysiu dar labai nuostabų vieną kvartalą. Tiesiog eini ir dėjoji. Čia gal taip paprastai nepraeisi. Nu, gal ir praeisi, pabandom. Sukam į tą pusę. Kaktusai čia gyvena. Tokias va čia palmės gyvena. Ir tokias va čia šlandus. Pasižiūrėk, kokie vaizdai iš tolo, jeigu taip paėmus. Jeigu būtų dronas. Ir pamėginsim tada atrodyti jums kitą vietą. Aplinkui tokie va kalnai. Jo! Taip. Tai čia, aš kaip suprantu, gyvena vietiniai. Dabar nueisim į Darbininkų kvartalą. Jums klausimas, kodėl aš su akinukais? Todėl, kad sangrais. O, tokie vaizdai. Tai čia yra vietinių kvartalas. Dabar pabandysim nueiti į Darbininkų kvartalą. O pas Darbininkus auga kaktusai. Morė pakalėnų. O,
Va tokio dydžio. Čia 3 metrų koks kaktusas, įsivaizduoji? Kabaljeras. Na, taip gyvena darbuotojai. Va tokiuose va nameliuose. Nes matyt taip pat skiria. Jeigu kaktusai, tai darbuotojai, jeigu palmės, tai vietiniai. Pamėginsim čia nuėti, kas čia bus. Čia tikiuosi mums niekas velnių nebus. Undergroundinsim. A, čia yra garažai. Čia yra namai. Ir galiausiai grįšim prie savo apartamentų, kurie jau gyvena turistai. O tai va, gyvena čia visi, nenuobodžiauja. Tik aišku, šiandien oras nekoks. Aišku, jeigu būtų oras geresnis, tai būtų apšvietimas normalesnis. O šiaip va, visi va. Klub 7, jeigu ką. Klub 7 number 5. Mambo jumbo. Vienu žodžiu. Turiu tokią maikę irgi. Va, tai va gyvenu ir grįžtame į savo apartamentus. Tai tokį padarėm garbės ratą. Paskutinę dieną. Na gerai, čia bus pirmą dieną, nes pirmas klipas nuo pradžios, nuo galo, tai bus ale pirmą dieną. Tai jo. Aš čia prigėręs Anglijos, Hamelin, Huerino. O, čia nerodysim tų vaizdų, čia matyti dar kažką statyti. Tai va, čia perėjom iš gyvenamųjų kvartalų, iš darbininkų kvartalų į turistų kvartalą. Čia reikės padaryti staigų posūkį į kairę. Ir mes atsidursim turistų kvartalę. Nu tai iki susitikimo atrodysim jums, kur mes ir pasigyvenam. Visus šitos 2 savaitės lietuviškas. Tai vairuojam mes prie savo turistinio kvartalo, va dar truputėlį vaizdų tokių, kaip civilizuoti žmonės gyvena šiais laikais. Taisysiu kamerą, kad čia biškį nehamelin. Jis kažkaip iš pačios filmuoja vien tik barzdą. Ir grįžtame prie turistinio kvartalo. Vietinė apoteka. Ir štai. Šitoj alėjai vos ne kaip San Francisco. Įsivaizduoji, tai va čia ir gyvena. Palmės. Toks va turistinis rajonas. Eini ir žaviesi. Yra kur mašinų priparkuoti, yra ir po palmėm pagyventi, yra ir va čia, va, tai čia kaip truputėlį visai pafilmuosiu, nes žmonės į nepriekį, tokie vaizdai. Ten mūsų apartamentai.
Ir aišku, žinai, kai sako, žuvingos vietas niekas neparduoda, bet yra taip, kaip yra. Vat parodysim, kur mes gyvenam. Čia iš tikrųjų aplinkui yra kompleksai turistiniai. Ten yra žvejybiniai kompleksai povandeniniai. Mes va gyvenam va čia vat. Ir kom ypatingas yra šis apgyvendinimas, tai kad viskas yra tradiciška Fuerteventuros kultūra. Tokią arką ir važiuoji čia ir prasideda namukai, kambariukai, su stogu, su apšvietimu, su landžeromis. Tai va, tai paskutinę dieną sveikinant parodyti visą dalyką. O tai jau, su visom verandom, su visais tiltukais. Ir va čia va gyvenu baseiną. Šita vieta įspūdingai atrodo vakare, kada apšviečia. Iš tikrųjų, to atrodo kaip saulės spinduliai. Nu tiesiog, žiūri ir žavės, žinai, ir dėjoji. Taip žemėje būna. Aišku, malonumai taip nepigi kainuoja, žinai, kad iš širdies. Per mane galit biškį pigiau gauti, kaip visada Lietuva lietuviam. Bet va, jeigu ten būtų saulė, tai būtų Alfiberzėje. Na ir dar vieną noriu dalyką parodyti. Čia kur chamėlina italai, karočiui, jie šiandien mane šunim išvadino. Šiukšlės mėta, bet mes jos pastrojinam. Dėl to mane pradėjo šunių vadinti. Neatsimenu ten tas išlengus. Bet kažkaip nesusinchronizavo su italais. Tai va, tai toks trumpas reportažas. Dar kartelį aprodau visą panoramą. Ir atsisveikiname.